Na gerai, apžvelkim, kaip atrodo tas portfeliukas Savija. Tai nėra labai didelis portfelis, bet iš visų portfelių, kurios turiu, jisai didžiausias. Dar yra kitas portfelis Savija žmonos vardu. Ten taip pat investuoja į savo pinigus ir mūsų vaikai. Bet parodysiu, kaip atrodo tas portfelis šiai dienai. Matot, 13%, virš 13% vidutinė palūkanų norma. Ar tiek bus realiai? Faktas, kad ne, nes yra nemažai vėluojančių. Matot, perduotas teisminiam išieškojimui jau yra 613 eurų. Šitą sumą neatsispindi toj pagrindiniai sumoje. Jeigu atsidarysit portfelį ir naudositės programėle, tai va šita 613 eurų suma atsidurs prie tos bendros sumos 16 tūkstančių. Tai žiūrim, kiek čia potencialiai tų palūkanų galėtų būti. Palūkanų 185 eurai, tiek taip pat mėnesio gale nebūna. Būna apie 150-140 eurų tame tarpe. Tiesa, portfelis buvo didesnis, metų pradžioje buvo apie 20 tūkstančių, bet kadangi reikėjo pajamų saulės elektriniai, tai teko šiek tiek tą portfeliuką sumažinti. Na ir žiūrim, kas čia vyksta. Taip pat antrinės rinkos neblogai. Tiesa, aišku, ne taip, kaip aš norėčiau. Norėčiau, kad antriniai rinkai pinigai greičiau suktųsi. Bet 2023 metų antrinės rinkos pelnas, atseit pelnas. Aš nežinau kodėl, bet Savas jisai labai keistai skaičiuoja tą pelną. Jisai šitas palūkanas sudeda ir tas palūkanas, kurios buvo gautos iki pardavimo. Tai šiuo atveju aš nežinau. Man tai atrodo, kad jie galėtų išimti tas, nes jau yra viena eilutė, antrinės rinkos pelnas nuostolis. Čia gali matyti visą tą sumą su palūkanom, kurios gautos iki pardavimo. O ten jau galėtų rodyti grynai pelną po pardavimo. Tada žinotum, ar apsimoka ar neapsimoka pardavinėti tas paskolas. Bet kol kas gražiai žiūrisi. Na ir augimas. 1, 2, 3, 4, 5 metai. Pirmų metų pelnas 9 eurai, bet pirmais metais aš tik tais bandžiausi, tai šiuo atveju buvo įmerkta, tai nežinau, gal 100 eurų ar 400 eurų nuo metų vidurio. Tiksliai dabar nepamenu, kiek pirmais metais įmerkiau per visus metus. Bet toksai laipsniškas gražus augimas. Dabar rugsėjis, tai metų gale turėtų būti apie 2000. Na bent jau aš tikiuosi, kad virš 2000 turėtų būti vien tik tais palūkanomis. O jau tos 2000 gali traktuoti kaip, tarkim, 13 atlyginimas, ten nežinau, per metus, kiekvienus mielus metus. Neužtenka to atlyginimo, galima užauginti portfelį iki tiek, kad būtų 13 ir 14 atlyginimas, kol galų gale visus metus, kiekvieną mėnesį galėsit išsimokėti vien tik palūkanomis tą atlyginimą. Toks ir tikslas, bet taip pat šitas portfeliukas atrodo. Taip, yra nemažai vėluojančių, tai pažiūrim, kur čia tas skiltis. Tai šį mėnesį 18 vėluoja nuo 15 iki 40 dienų 70 paskolų ir perduotos į skolų išieškojimą 43, bei 30 paskolų yra jau teisminiam išieškojime. Žmonos sąskaitoje dar nėra teisminiam. Bet vėlgi aš nežinau, aš nelabai dėl to pergyvenu, nes man svarbiausia eilutė yra, parodysiu, kuri. Tai man svarbiausia eilutė yra, tai kur tas palūkanos, šitos palūkanos. Palūkanos 185 eurai. Dar galėtų būti eilutė, man atrodo, jau appse yra ta eilutė, bet reikėtų dar pasitikslinti, bet to appsas neveikia dar pilnu pajėgumu, ne visi funkcionalumai ten veikia, tai dėl to rodau
per internetą savo portfelį. Taip. Tai šiuo atveju, palūkanos yra mažesnės. Būtų gerai žinot kiekvieną mėnesį, kiek tikrai realiai tų palūkanų tu gavai. Tada jau tu gali kažką planuoti su savo finansais. Tikiu, kad po pasikeitimo iš tos platformos atsiras visos trūkstamos eilutės, visi trūkstami funkcionalumai ir viskas bus gerai. Tai va taip atrodo tas portfeliukas. Kitą šeštadienį pabandysiu apžvelgti. Kiekvieną dieną tai net neapsimoka, nes apžvalgas daryti, kadangi portfelis juda pakankamai lėtai ir to pokyčio neypatingai matosi. Tai gal kiekvieną šeštadienį vis atsidarysiu, kažką pafilmuosiu, įmesiu į YouTube, kad jūs galėtumėte pasižiūrėti, kaip tas portfelis juda, auga ir galvoti, tinka jums, netinka. Taip pat pridėsiu nuorodas šio video apačioje, jeigu netyčia patys sugalvotumėte auginti savo portfelį, tai tos nuorodos nuves jūs ten, kur galėsit užsiregistruoti, atlikti visus reikiamus veiksmus, kurių reikalauja platformos, nes vėlgi tai yra veiksmai su pinigais, tai šiuo atveju apsaugų ten yra sudėta truputėlį daugiau, registracijos nėra tokios paprastos, kaip atsidaryti akauntą Gmail'e ar dar kur nors, kokiam nors socialiniam tinkle. Šiuo atveju yra daugiau procedūrų, kurias reikia atlikti ir save identifikuoti ir Paysero į sąskaitą atsidaryti, kur judėtų pinigai, jeigu kartais nuspręstumėt investuoti savyje. Su paskolų klubu galbūt paprašiau dėl sąskaitos, jau automatiškai jums ją atidaro, bet pinigus jau darysit pavedimu į tą sąskaitą, iš kurios jau galėsite investuoti. Man labiau, aišku, patinka Savi dėl to, kad jie bendradarbiauja su Paysera ir tu turi tokį visiškai tiesioginį ryšį su savo pinigais. Tai vat. Tai šiam kartui tiek, iki kito šeštadienio.